Kodėl daugelis norinčiųjų pagerinti sveikatą totaliai nusigrybauja, nes krapšto iš tarpdančių vietoj rimtų kąsnių? Ką turiu omeny? Žmonės susitelkia į temas, kurios daro niekingai mažą poveikį. Geriau šlakelis tokio ar anokio aliejaus, geriau vienoks ar kitoks saldiklis, geriau tą ar aną papildą nusipirkti. P-O-H-U-J. Rimtai, visiškai šios temos yra nesvarbios, kol pradžiai kitų dviejų nesutvarkysi. Teko matyti paskaičiavimus, kad vidutinis lietuvis per parą suvartoja apie 3000 kalorijų, o fiziniu aktyvumu išjuda tik apie 200. Kitaip sakant, jei vis ieškai stebuklingo papildo, bet ignoruoji persivalgymus ir kad sporto abonementas tyliai verkia kamputį, na tai sorry, esi jei ne asilas, tai stipriai suklaidintas. Ką daryti su tuo? Visų pirma, būtų labai gerai, jei sumažintum nosies kaišymai visokius papildų puslapius ir imtumėsi esmės. Surask būdų, kaip daugiau judėti ir kaip sumažinti apsirijimus. Negalvok, kad teta Vanda, kaimynė Jadzė ar marketingistas Anupras geriau paprotins nei dietistas ar sporto trenerė. Ir po velnių, jei tavęs netenkina nei vaizdas veidrodį, nei tai, kaip jautiesi, nemanyk, kad esi visų galų meistras ir paprašyk profesionalų pagalbos. Užsidėk varneles ant svarbiausių dalykų, o ne papildų, arbatų ir kitų 1% svarbos reikalų. Jei su įpročiais nelengva ir norėtum pagalbos startuojant, parašyk asmeninę žinutę su žodžiu pirmyn. Neabejoju, galėsiu padėti.